Matai, kaip suvalgė. Aš neją pamaitinsiu. Atvažiavome žiūrėti krioklių, bet norim šitos paukščius dar išjudinti. Šitą, aš ne vienu. Tu gali man duoti vieną gabalą. Mes maitinam tatą, tu maitinti. Turiu kažką pabandyti. Valgo šitas antis? Valgo. Oho, puola. Puola. Ima, bet arti neprisileidžia. Oi, jas ateina iš visų pusių. Na va, mes atvykome, mes dabar esame Pietų Dakotoje jau. Ir čia yra toksai parkelis. Ir pats miestelis vadinasi kažkokie tai kriokliai ir va, jau tuo aš parodysiu jums. Štai pasirodo, koks gražus didelis krioklys. Tai mes priartėsime. Vai daro kulviršius. Vos tik tai pamato žolę. Atvyka daro kitą. Labai smagu ir gražus parkelis. Kažkodėl visi pasaulio vaikai, jeigu tik randa kažkokius tai akmenis, tai jiems būtinai reikia ant jų užlipti. Aš nežinau, kas tai yra, bet va ten kiti vaikai daro tą patį, nu tai kažkokia nenumaldoma trauka. Na va, koks krioklys gan didelis ir gražus. Tiek purvinas, čia gal dėl to, kad lyjo smarkiai visą parą su dideliais griaustiniais ir audrom. Maja būtų ne Maja, jeigu neįkištų kojas į ką nors. Ir čia tai parodysiu upę pačią. Čia krioklys, va taip. Va, kokia jinai graži ir srauni. Ir ten turbūt dar vienas mažas kriokliukas po tiltu tikriausiai. Na, žiūrim, kur toliau upė ta plaukia. Va, na, čia toks ne krioklys, čia toks labai didelis slenkstis. Bet irgi gražus. Kvapas tik čia negeras visur. Aplinkui toksai puvėras. Kristoferis ieškosi pagalio. Jisai rado va šitą va gražų smaragdinį ežeriuką. Balą tokią apaugusią dumbliais. Norėtų ką nors įmesti arba kažkaip kitaip paliesti. O Giedrius nubėgo gelbėt Majos, nes per tą laiką jinai lipa aukštai. Vos žiūrėsi tuos mažus. Nu, ką tu čia darai? Bandai tą šakelę atplėšti? Na ir koks bus eksperimentas čia? Gan tankiai, ne? Oho, kiek jų ten daug. Dar vienas bandytojas atėjo. Štai tokie tyrinėtojai pas mus. Kaip aš paėmiau lapelius. Na, jos tiesiog rankomis ima, fui.
Va, jie aplipę jau visą pagalę.